Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir dabar mes tęsim ciklą laidų apie pirties, vienu žodžiu, vidinį montavimą, visi tie procesai. Tai pasakojam toliau, kokie etapai vyksta, prašom paklausykit, tai tęsim. Tai pagrindinis dalykas pirty, čia jau vakaras, atsiprašau, netvarkinga, bet nieko jau čia. Vienu žodžiu, visi etapai, čia yra pagrindinis etapas, tai yra, kad būtų gultas. Tas gultas čia 1,20 m bus, kai su apdaila, aš čia paimčiau ruletę, parodysiu jums, kiek čia kas čia va taip pat, užsikabinam. Ir va čia 1,20 m, tai bus 1,24 m prie pabaigos, nes bus išeis į priekį dar, vat, maždaug, va taip. Įsivaizduojat, ne, iškištas bus. Toliau, čia bus tokių šachmatinė tvarka, dėl to ir čia va taip daug visokių tų tokių sujungimų. Ir kad tos sujungimus gražiai susukti, tai vat naudojau netgi vat tą prietaisą, kad prilysti. Vienu žodžiu, šį čia prisukti, šį čia, vat čia prisukti, šį čia, vat visus šitos vat mažus interpus, kubingus, kad susukti vat su šito prietaisu. Tai jeigu ką, vat senukai parduoda, irgi faina, tai vienu žodžiu galima bet kur prilysti, jisai, kad labai gerai, kad jisai vat gali būti, sakant, ir lenkiamas. O prisukau aš ne bet ką, o konstrukcinius varžtus ir tikrai susitvarko. Tai šitas gultas padarytas L forma ir čia 1,20 m, o čia vat 70 vat bus 5. Dabar pagrindiniai dalykai, kurie labai svarbus gultui. Šitas gultas yra išardomas ant specialių tokių jungčių, kurie yra kaip lovos tokie galai, kaip čia ir yra furnitūra baldų lovas. Ir paskui susukama, kur reikia. Čia yra sustiprinta, irgi visur susukta, sustiprinta. Ir irgi va čia baldų furnitūra, paskui praklijuota, užstandarinta, hidraizoliuota visur. Ir dar vienu žodžiu biški duota spalva, kad nešviestų per apačią, nes labai dažnai būna, kad balta palieka, jinai šviečia, nes čia bus termo abaš ir čia reikėtų bus tokia pat spalva kaip ir daililinčių. Dabar iš viršaus priklijuota speciali juosta, tai jinai tam, kad kai bus drėgmė, tai yra naudojama terasoms, tai kad neapūdytų tos medienos po apačio gultų. Dabar kitas dalykas, visur pažymėti čia su geltonu, čia atlašas, čia kur praeina, vienu žodžiu, tvirtinimo elementai, kur yra laidas, koks viskas išvesta, ten rekuperacija, tai bus jinai veiks, kada neveiks pirtis, kad pravidinti pirtį, paskui ten kolonėlė, vienu žodžiu, čia lėdo pašvietimas ir ten yra atėjimas bastų ventiliacijos, jinai per čia eis, čia tokia specifinė, paskui parodysiu, o šį čia kampe išėjimas bastų ventiliacijos. Tai vat, aišku, jisai bus į apačią eis ir čia bus tokie du užapvalinimai, pamatysit, irgi parodysiu. Ir pagrindinis dalykas, kurį norėjau atskirai pasišnekėti, kad labai daug kas čia, aišku, įdėtinis padarytas, o čia vat matosi dar ta įdėtinė ir ant jos per atstumą prisukamas gultas. Bet yra padarytas, jeigu ką, atstumas. Ir ten yra va čia vat plastikiniai kolodėlės, ant kurių vat matosi, leidžiasi tas gultas per tą plastiką ir prisuktas prie šitos įdėtinės. Tokiu būdu visas vanduo, kuris čia patenka, jisai praeina kiaurai ir
neužsifiksuoja, nes drėgmė, susikondensavimai, vanduo, ten, plovimas, visą tą dalyką, kaip sakant, nesustoja čia ir nepūna. Vadinasi, labai gerai šitą gultą atstumti nuo apdailos. Vat sakysim taip, labai retai, kur tą esu matęs, tarkim, vat šitie visi vat dalykai tiesiai praeina, o ten yra tas pakištukas. Ir čia lygiai tas pats, ir ten yra tas pakištukas. Visur kitur tuščia, ir tas pakištukas yra plastikinis. Ot, ir viskas. Ir visur praklijuota. Kai praklijuota, tai ant šito gali guldyti tiesiai jau tą vadinamą abaš ir daryti tą vadinamą gultą. Tai va šitas visas gultas yra iš tikrųjų yra išardomas, jeigu norą turint gali išardyti be jokių sunkumų ir taip pat surinkti. Bet aišku, jisai ne tai, kad specialiai 50 metų gali jį neardyti, dabar jisai stiprus, gali išlaikyti nors ir 10 žmonių, tikrai nelūž, nes visur pritvirtintis ant konstrukcinių varžtų, visur yra plyšiai, visur yra praklijavimai ir dabar tik tai liko ant šito viso gulto padėti apdailą. Nu tai va šito dalyko ir užsiimsim. O tai čia kas liečia pirties tuos vadinamus aspektus. Tai toliau, kai darysim kitus etapus, tai irgi prašviesiu, pasakysiu, paaiškinsiu ir, taip sakant, kažkam ir kas bus klausimų, prašom skambinkit, padėsim būtent su pirtim arba ten su kokiais nors klausimais. Prašom, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos, iki kitų kartų ir sėkmės. Iki.